Sveiki, gerą dieną. Esu majoras Navasaitis, sveiki atvykę ir matantys mus ekrane į karininkų korpuso renginį. Lapkričio 3 dieną turėjome renginį su mūsų ir šiandienos svečiu Andrėjumi. Tai kas nematėte, galite pasižiūrėti mūsų Facebook'o svetainėje įrašą iš pirmo renginio ir šiandien nusprendėme padaryti dar šiais metais antrą renginį su klausimais ir aptarimu papildomų klausimų Andrėjuje, būtent iš taktinė prasme karo Ukrainoje. Tai praeitą kartą aptarėm PMP svarbą, apkasų, tranšėjų svarbą ir taip pat karių motyvacijos ir daug kitų klausimų buvo detalių aptarta. Tai dėkoju visiems už klausimus. Dabar turime išsigryninę klausimų, nuo kurių iškart ir pradėsime. Taip pat, jeigu turite klausimų iš eigos atsiras, kur kažką dar padetalizuoti, tai prašom į Teamsą rašyti. Taip pat auditoriją turime svečių. Jeigu bus klausimų, tai tada žiūrint pagal laiką, kiek spėsime, tiek atsakysime. Tai pradėkime nuo klausimų. Tai iš karto, Andrėjau, tada pradėsime nuo klausimų. Pirmą klausimą turėjom tokį dėl karių rengimo pasirengimo karui. Kai pradėjo formuoti batalioną, kokią rengimo metodiką ir prioritetus teikite karių ir vadų rengimui? Ar buvo pasiektas kažkoks kolektyvinio rengimo lygmuo? Kiek truko pats rengimas, kokie akcentai, identifikuotos karių rengimo pamokos ir ką darytumėt kitaip su iš esmės karių parengimo karui? Kalbėk. Taip, labą dieną. Pradėsiu nuo klausimo galo, ką daryčiau kitaip. Nieko kitaip nedaryčiau, nes kitokių galimybių tam laikui neturėjau ir abejojau, kad net jeigu žinočiau viską, kas bus toliau, galėčiau kažką pakeisti. Žodžiu, gal nėra istorijai, galbūt būtų buvę, todėl nieko nebūčiau daręs kitaip. Galbūt būčiau sudėjęs kažkokius kitokius akcentus. Kiek laiko trūksta parengimas, karių parengimas, visi kariškiai žino, tai jisai pastovus. Jo nėra tokio, kad jisai nutrūktų, išmokyti visko neįmanoma. Didžioji dalis bataliono buvo žmonės, su kurių sudėtyje buvo daug, kurie neturėjo supratimo apie tai, kad aplamai yra ginklas ir neturėjo jo rankose iš viso. Ir jeigu labai trumpai, tai vieną dieną mokai išrinkti, surinkti ginklą, antrą dieną mokai jį laikyti, su juo pradedi judėjimą, klasikinis einu dengiu, pavienių žmogus, paskui 2, paskui 3, paskui skyrius, paskui būrys. Iki kopos lygmens judėjimo nedėjome, neužteko laiko. Iš to, kas buvo apmokoma, buvo mokymai laukuose apkasų kasimai. Labai gaila, kad mes tam turėjom labai nedaug laiko. Ir realiai iš kiekvienos kopos buvo parengtas vienas būrys, kuris sugebėjo išmokti kažką tai su apkasų kasimais. Inžinerinis paruošimas buvo labai mažas, nes inžinieriai mūsų irgi mokėsi. Nes batalione buvo pora žmonių, kurie turėjo gerą patirtį ir geri minuotojai iš minuotojai ir inžinieriai. Ir jie mokė savo skyrių, būrį ir bendro su visa batalionu beveik nebuvo. Tai galbūt vis dėlto ką būčiau daręs, būčiau daugiau dirbęs su karininkais, bet, supraskite, 760 žmonių, aš pastoviai buvau vienas. Ir kartais pas mane atvažiuodavo 1-2 mano pagalbininkai iš Lietuvos, tai tu dirbi į parą 18 valandų ir nelabai, fiziškai tu tiesiog nespėjai kažką padaryti, o pagalbos iš būrių ir kopų vadų parengimų nėra, nes jie tokie patys specialistai, kaip ir tie kareiviai, kuriuos rengiame, nes jie nieko nežinojo. Kaip minėjau pereitą kartą, vienos už kopų vadas, kuris dabar yra geriausias kopos vadas, jisai 24 vasario dar buvo Prancūzijai brigadininkų
statybose dirbu. Dabar eskopos vadas. Taip, kad mokėme visus vienodai. Būtų idealu ruošti seržantus atskirai ir karininkus. Būtų idealu, bet, kaip buvo. Toliau. Gal dar papildymui apie tai, kiek truko laiko ir ar skiriat laiko PMP rengimui? Kiekvieną dieną nebuvo tokio dalyko. Būdavo žmonės, kurie ateina nauji ir tu pradedi iš naujo dirbti. Jeigu tu išmokai kažkokius seržantus, kurie turėjo karinės patirties, jie pradeda tau padėti. Tai nebuvo sustojimo. Ir atidirbimas kažkokių tai elementų, paprastų judėjimo, kritimo, šliaužimo, jisai buvo pastoviai kiekvieną dieną. Nes netgi kai buvom išvykę į miškus, susiradom savo mišką ir kuriame kasėm apkasus, ten atidirbinėjom ryšį, atidirbinėjom žvalgybą, bet tuo pačiu metu atidirbinėjom pačius paprasčiausius elementus iki vėlgi ginklo šaudimo, nepilnai surinktų ginklo, iki to daidinėjome. Kas pasiteisino. Nes Kalašnikovas turi galimybę šaudyti nepilnai surinktas, jeigu kas nežinojot. Dėkui. Kitas klausimas buvo, kokias pasyvias prieštankinės priemonės naudojate arba naudojate ir kurios yra pasiteisinusios, kurios nelabai? Prieštankinės pasyvias priemonės yra minos ir Donbaso žemė. Donbaso žemė, pas mus, kai prasidėjo ruduo, buvo ideali prieštankinė priemonė. Dabar jinai vėl veikia. Bet nes ten tankas nepravažiuos, ten aplamai niekas nepravažiuos, ten net pešiom vietomis nelabai kur praeisi. Prieštankinės minos buvo padaryta grupė, nereikėjo, jos nepanaudojom nei karto, bet jinai buvo sutvarkyta, padaryta, užminavimas tiesiogiai iš džipų, dedant minas mokėmės, vienoj vietoj ją naudojo, bet rusai ten neėjo, tiesiog važiavimas ir dėjimas minų tiesiai ant lauko, matant priešui ir kad priešas matytų, kad jos yra. Ne visą laiką minos buvo su užtaisais, tiesiog tam, kad laimėti laiko. Tu laimi laiką, kažkas pasiruošia, kažkokia parama gali ateiti. Čia buvo ne mano sugalvota, aš įgyvendinau batalionę, bet sugalvojau tikrai ne, aš tai antram pasauliniam kare, tarybinė kariuomenė naudojo pirmą kartą prie Maskvos mūšio, jie dėjo tas prieštankinės minas, naudojo ir labai efektyviai, panaudojom tai, ką žinojom iš istorijos. Bet kontakto su tankais arba su šarvuotom mašinom, minom neteko. O pagrindinis dalykas yra Donbaso žemė ir karas vyksta išilgai kelių arba išilgai ir miško juostose. O per lauką su tanku vasarą buvo galima, dabar žemė neantiek iššalo, dabar vėl pliusinė temperatūra, šiandien žiūrėjau, bendravau su kopa, pliusas ir vėl niekas nepravažiuos. Supratau, dėkui. Dar vienas buvo, kalbėjom praeitą kartą apie dronus ir dronų panaudojimą, tai kokių pasyvių priemonių prieš pačius dronus naudojat, nes turbūt irgi prieš lėktuvinės gynybos jau pačių aktyvių priemonių jau nelabai likia, bet ką iš pasyvių naudojat prieš dronus ir kaip tai keičia pačią karybą? Labai gaila, bet kai aš buvau, mes neturėjom nei aktyvių, nei pasyvių priemonių prieš dronus. Vienintelė pasyvi priemonė tai maskuotė, tinklai, dar kažkas, bet jeigu dronas biškiai kietesnis su šilumą jautria optika, su NVP, naktinio matymo prietaisais, tai nelabai tų, kur pasislėpsi nuo jų. O prieš droninės patrankos mes ją gavom ant viso bataliono, porą savaičių atgal man parašė, kad pirma patranka atvažiavo. Jų labai trūksta, yra daliniai, kur turi daugiau, yra daliniai, kur turi mažiau. Mes turim vieną. Ir tai, kai jinai yra, tai labai gerai, nes dronai sėda, kai tu pamatai, bet prieš droninę patranką jos vienas minusas yra, reikia tą droną pamatyti pačiam, anksčiau negu jis pamatė tave. Ir tada tu gali jį nutupdyti. Didelių mašinų, kurios galėtų užblokuoti visus signalus, mes neturime.
Labai gaila, bet pas rusus jie yra. Jos yra gynyboje, jos labai dažnai naudoja. O kažkokią procedūrą naudoja, tarkim, kažkas pastebėjo droną, šaukiama visiems, kad dronai slepėtės į apkasus ar kažką, iš esmės, kai dronai pasirodo, kokią procedūrą? Nesijuokite, pasakysiu pusiau rusiškai, pusiau ukrainietiškai, tol kad nenustebkite, mūsų batalione gal 20% žmonių moka ukrainiečių kalbą. Kad ten nebūtų klausimų, vėlgi kaip čia iš tos, kad kariauja ten kažkokie visiškai supernacionalistai ir dar kažkas, tai ne. Aš labai gaila, taip ir neišmokau normaliai kalbėti ukrainietiškai, to kad su manim kalbėjo visi rusiškai. Kas yra daroma, girdi per visus ryšio priemonės arba tiesiog lauke, tu girdi ptičką v nebi. Paskui ptička v nebi baigėsi, prasidėjo rybka. Nežinau, kodėl rybka, žuvytė. Žuvytė danguje. Tada klausimas iš karto kieno. Jeigu tiksliai žino, kad ne mūsų ir ne kaimynų, tai išeina signalas svetima žuvytė visiems slėptis. Ir visi slepiasi, nes pats principas yra, jeigu tai yra grinai žvalgybinis dronas, tai, jisai yra ir yra, jie vis tiek žino, kur mes esame, bet pavojus yra tame, kad ant didesnių dronų kabinami kalašnikovų povamzdinių granatsvaidžių sviediniai, granatos, jas gali pakabinti iki 3 vienetų ir geras operatorius labai gerai jas padeda ten, kur jam reikia. Pas mane žuvęs vienas snaiperis, kuriam padėjo tiesiai ant SVD taikiklio, tiesiai. Jis bandė numušti droną, antro nepastebėjo ir žmogus žuvo. Tokia situacija, jie deda labai tiksliai. Mūsiškiai irgi deda tiksliai, bet tuo momentu, kai aš buvau, rusai dronų turėjo daugiau. Tokia situacija. Nuo dronų galima slėptis tik tai į apkasą, prieš skeveldrinės yra visur perdangos, jau geri blindažai, lapės survai, Lysija nara pas mus vadinasi. Tu ją slėpėsi ir viskas. Stengiamasi mažiau judėti, operatorius dažniausiai stebi per nedidelį ekraną ir jeigu tai mažas dronas per kokio nors planšeto arba telefono ir jis ne visus judėjimus pamato. Tiesiog reikia nustoti judėti ir pigus dronai tie maži, jie neturi ypatingai gerų kamerų ir kažkokių tai kitų priemonių. Dėkuoju. Kitas klausimas, panagrinėti siūlau bataliono vadavietės ir procedūras ir patį išsidėstymą. Taip pradžiai, jūs kaip bataliono vado pavaduotojas, tai pati bataliono vadavietė, kokio atstumo yra maždaug nuo procedūrų bendrai, kokio atstumo nuo fronto, ar jinai yra išskaidoma ten į skirtingas ir kaip pats vadovavimas, valdymas iš bataliono vadavietės vyksta? Taip, pradėsiu nuo nemalonaus, kai atvykom gal nuo malonaus. Kai buvo pirmas išvykimas į Šiaurės frontą prie Baltarusijos, tai dar buvo, sakykime, sienos pastiprinimas ir bataliono mokymai. Tai bataliono vadas su savo vadavietė buvo kokia 30 km nuo kopų, nes fiziškai nebuvo jos arčiau kur įrengti, nes aplinkui pelkės. Mes buvom pasidalinę su vadu, aš turėjau vieną flangą, vadas turėjo kitą, tai aš buvau tiesiai fronte, nes turėjau kur būti, o vadas neturėjo fiziškai, nes visa logistika, visi ryšiai, viskas buvo ant jo ir jisai buvo 300 km. Bet turėjom puikų kelią asfaltuotą, į kurį nieks nešaudė tam laikui ir dabar ten nešaudo, kur 300 km neturėjo didelės esmės. Vadavietės iš karto klausimui, kaip įrengiamos, jeigu tai yra frontas, jinai įrengiama taip, kad būtų kažkoks privažiavimo kelias, kad būtų įmanoma turėti elektrą, kad būtų įmanoma turėti ryšius ir svarbiausia, kad būtų galima ją kažkaip tai paslėpti, užmaskuoti ir turėti kažkokia tai, nežinau, blindažas, nežinau kaip lietuviškai. Tai geriausia yra kokio nors gero namo rūsys, kažkokio tai statinio gero rūsys, kur tu gali pastatyti. Ir tai nėra labai, pagal statutą yra reglamentacija, kiek kilometrų ten, nedaugiau 2, nedaugiau 4, pagal, nemažiau teisingiau. 2, nemažiau 4 kilometrų priklausomai brigados, bataliono, kopos. Bet realiai
jau apie tai kalbėjau, pasikartosiu, mano kaip vyresnio karininko, kai pasilikau su kuopa KSP, čia komandna štabnoj punkt, komandinis štabinis, štabo, sakykime, mano štabo punktas, jisai buvo 900 metrų nuo nulio ir man tai buvo labai arti ir aš biškai nejaukiai save jaučiausi, nes ir privažiavimas, ir visa logistika buvo nekokia. Bet čia kopa tai yra normalu. Bet norėjau persikelti biškai toliau, susiradau vietą, bet jau negalėjau nieko daryti, nes mūsų šalimai esančio bataliono, kuriai kopa perdavė bataliono vadui valdymui, jo štabas buvo kažkur tai 200-400 metrų tiksliai ten toks frontas išlinkimas, jisai ten beveik pačiam fronto linijoje įsidėjo. Bet ten pas jį buvo geras gilus bunkeris, gerai po žeme ir buvo geri pastatai sugriuvę, kur galima buvo paslėpti daug mašinų. Kelias tuo metu čia ruduo, vasaros galas, dar lapai buvo, mašinas galima buvo paslėpti po medžiais ir ten buvo iš tikrųjų idealiai vieta. Todėl kursai yra pagal situaciją. Pagal situaciją. Svarbiausia, kad būtų privažiavimas, svarbiausia, kad tu turėtumai ryšį, kad tu galėtumai realiai valdyti, kad tu galėtumai kažkur tai valdyti rezervus, kurie tau reikalingi, kurios galima kažkur tai nusiųsti į tam tikras vietas. Ir visą aprūpinimą padaryti, jam vadovauti, o ne taip, kad tu kažkur sėdi ir nieko nematai. Su mano situacija buvo taip, kad aš su savo 900 metrų vieną naktį tai buvo rusai įjungė radioelektroninės priemonės savo ir pas mus ryšys visam fronte mūsų dingo. Tai dažnai būdavo, bet tai ne problema, mes per signalą iš karto įsijungi telefoną, bandai komunikuoti, bet signalas irgi išsijungia, todėl kad jis eina per Starlinką, o tiesiog bukai pataikė 82 mm miną į pačią mūsų, ten nelėkštė, stačiakampis. Jį pataikė, sunaikino ir, aš beveik parą sėdėjau be ryšio ir klausimas, kam aš vadovauju ir ką aš ten darau, buvo toks ganėtinai pačiam juokingas, bet kažkur šliaužti, kažką bandyti aiškintis, tai irgi ne variantas, taip ir sėdėjau parą, kol ryšį padarė. Toliau tada klausimas apie procedūras valdymą. Kokias procedūras pačios operacijos planavime batalione naudojate, ar ten kažką iš jau šitų NATO standartų MD, MP, TLP, ar kaip pats sprendimo priėmimas vyksta ir kiek žmonių iš esmės tam sprendimo priėmime dalyvauja ir kaip tada operacijos pats planas nueina žemyn. Pradėjome abudu juoktis apie NATO standartus, tai dar kartą pasikartosiu, mūsų batalione, kaip pirmąjį kartą sakiau, buvo 2 ir dabar yra 2 karininkai, kurie baigė Ukrainoje karo mokyklas. 2. Daugiau nebuvo. Netgi bataliono vadas yra nebaigęs karo mokyklos, jis baigęs Teisės universitetą, tiesiog nuo 14 metų jaunesniojo leitenantų išėjo į frontą ir daėjo iki majoro. Todėl NATO standartais mes nesivadovaujame, kad jeigu bandyti kažką daryti, tai niekas nesupras, ką aš nuo jų noriu. Viskas daroma labai efektyviai, labai greitai. Tu gauni įsakymą iš viršaus, iš kokio tašką į kokį tašką tau pajudėti ir kokią teritoriją, zoną tau užimti gynybai arba, puolimą aš organizavau pats savo nuožiūrą, apie tai atskirai, kokią gynybą tau užimti konkrečiai. Tada tu siunti žvalgus, suplanuoji, pasižiūriu, siunti žvalgus, kad jie įsitikintų, ar tenai mes galim užimti, nes pirmą kartą, kai ėjom, tai be žvalgų nuėjom ir viskas baigėsi labai blogai, nes nebuvo laiko žvalgam ateiti. Todėl tiesiog planas yra, sakykime taip, tai yra karas su tokiais batalionais kaip mano, tai yra daugiau improvizacija ir mokėjimas prisiderinti prie vietos ir laiko, kuris tau duodamas ir su tais pajėgumais, kuriuos tu turi dirbti. Turim tokį
nelabai juokingą posakį batalione: turim, ką turim ir darom tai, kas įsakyta. Ir visas planavimas vyksta, bet kokios judėjimo planavimas vyksta 2 etapais. Tu gauni įsakymą, kur vyksi, tada planuoji, teisingiau ne 2, kaip tu ten atvyksi, kaip tu užimsi gynybą ir pagrindinis, kaip viską bus aprūpinta. Kaip batalionas, kopa arba baterijos bus aprūpintos visais materialiniais resursais, nuo šaudmenų iki ten baigiant maisto. Tas planas vykdomas, yra štabas, yra štabo viršininkas, viena laimė, jisai, tas vienas iš 2 karininkų, kuris baigęs karo mokyklą, bet jisai žvalgas, o ne štabo viršininkas, mokėsi. Tai va, jisai moka tai daryti, yra visas štabas su visais karininkais, kurie daugmaž dirba tą darbą. Yra žvalgybos karininkas, ryšių karininkas, inžinieris. Štabas pagal principą yra suformuotas taip, kaip reikia. Tai, kad tie žmonės mokosi, dabar mokosi planuoti ir tvarkyti, tai yra problema. O čia yra mano bėda, kad aš jų šito darbo neišmokiau galutinai daryti. Ir nelabai girsiuos, aš kariuomeniai batalionų nevadovau, negaliu pasakyti, kad aš pats viską žinau. Bet, pasirodo žinom kažką, tai jeigu lygi šiol stojame. Gerai. Kitas klausimas, praeitą kartą užsiminėte apie lengvesnį apsirūpinimą šaudmenim. Tai yra greitesnį, nelengvesnį, bet gal greitesnį, kai pas priešą nušliaužėt ir pasiimat. Tai apie tą priešo pozicijų kokio atstumo maždaug yra, ar nėra galimybių tiesiog juos išpjauti miegančius ir kaip pati procedūra, tada jau rusų yra tos saugos vykdymo naktį, jeigu galima prišliau šaudmenų paimti, ar negalima kažko daugiau jiems tenais padaryti? Kad vėl būtų aišku, fronto linijos nėra ištisinės nuo taško A iki taško B, tai nėra. Tai yra atraminiai punktai, kaip pas mums, taip ir pas rusus. Įsivaizduokit 1300 kilometrų ir jūs neturite bendros vienos linijos. Todėl tu žinai, kur yra atraminis punktas, tu įsivaizduoji, kad tenai turėtų būti kažkur šalia šaudmenis. Nes karas yra veidrodis, lygiai tas pats pas mums yra. Mes kažkur pas save po žemę užsikasam, prisidedam tų šovinių, nes jų neprivežiosi kiekvieną kartą. Ir jeigu tau jų labai jau reikia, tai tu stebi tą punktą, kur yra rusai, porą dienų, porą parų, net galima nestebėti, nes yra užrašai kareiviai ir taip stebi, ir rašosi, kas vyksta. Ir tu žinai, kokioj vietoj, kas yra, kada miega, kada keičiasi. Ir jeigu tu žinai, kad tu ten eisi, tu stengiesi, kad į tą punktą parą, 2 paras nieks nešaudytų. Prašai artileristų, kad nereikia jų judinti, tegul žmonės savo ilsės ir miega. Ir jie savo ilsės ir miega, jie pripranta, kad jų nieks nejudina, vienas stovi ir tada tyliai nušliaužiai ir tyliai iš ten, kur surandi, pasiėmi. Būna, kad nesurandi, ne kiekvieną kartą, kai meškerė meti, kad žuvis kliūtų. Nedažnai mes ten vaikštom, ne kiekvieną dieną, bet granatsvaidžių vieną kartą atsinešėm labai daug prieš tankinių. Ir pats principas yra tame, kodėl klausia, kodėl neišpjaunate, to, kad nėra pas mūsų išmokytų žmonių, kurie gali papjauti kitą žmogų. O šaudyti svetimuose apkasuose, kad atstumas yra iki apkasų nuo 2 iki kilometro, tame tarpėje yra įvairiai ir 300, ir 400 metrų, ir 7, yra vienoje vietoje kilometras pas mus. Tai pradėti kažką šaudyti, ten porai žmonių, ten netgi, jeigu skyrius nušliaužia kažką paimti, tai, abejoju, kad kažkas sugrįžtų atgal. O rezultatas, kad jūs sunaikinsite 1-2 būdinčius kareivius, jisai, karo esmė nieko neduoda. Ne mūsų darbas pjauti kitus. Supratau, dėkui. Toliau einam. Jūsų vertinimu, ar rusų artilerija ir aviacijos panaudojimas yra integruotas ir sinchronizuotas su sausumos pajėgų manevru, ar iš esmės veikia savarankiškai ir šaudo tiesiog priekyje savo pajėgų?
Dėl aviacijos sunku pasakyti, ar jie, kalbėsiu vėlgi apie tai, ką mačiau, apie tai, ką girdėjau, ką pasakoju, nekalbėsiu. Pas mus rusai skraidė lėktuvai į mūsų teritoriją nešaudė, bet girdėjom, kaip jie guldo kitoje vietoje, bet puolimų ten nevyksta, tiesiog šaudo. Jų artilerija, jinai labai gerai koreguojama, tam laikui buvo ir šaudmenų buvo tam laikui, čia aš kalbu nuo vasaros pradžios iki spalio galo. Šaudmenų pas juos buvo labai daug. Jeigu jūs esat kariškiai, jūs žinote, kad kulkosvaidininko taikinys yra 3 ir daugiau, ir plius atskiri žmonės, tai rusai sugeba šaudyti iš 152 mm gaubicos į pavienį asmenį. Tu eini laukų ir tave šaudo iš patrankos. Tiesiog, negali atsakyti, kam jie tai daro, nes svedinys biškai pinigus kainuoja. Nužudys jie mane, kas kare pasikeis nuo to, absoliučiai nieko. Tai bet kai jie nori padaryti puolimą, iš tikrųjų, jų artilerija labai gerai dirba, kaip nebūtų gaila. Jie turi savo tos dronus, pakelia ir jie šaudo. Pas mus buvo šaudimas 72 valandos, niekas nebuvo nustojęs. Čia aš kartojuosi, bet šaudė nuo 82 mm iki 230. Ir tai vyko pastoviai. Ir žmonėm tai iškesti, yra labai sudėtinga, bet vyrai laikosi. Yra kas bėga, yra kas laikosi, tai yra, tokios problemos, sakykime. Bet kai jie puola, jeigu jie puola, jie apdirba labai gerai teritoriją. Labai gerai apdirba, o su artilerija jie moka daryti tai, ką jie daro pirmoji zonoje nulyje. Kad jie nepasinaudoja to, tai gerai, kad jie nepasinaudoja, galų gale. Gal nesėdėčiau aš čia. Dėl aviacijos pas mus buvo situacija, gal aš minėjau, kart neminėjau, dabar neatsimenu, pas mus buvo atskridęs malūnsparnis, kur tiesiog mes matėme, kad lakūnas mokėsi skraidyti. Jis net nešaudyti, jis tiesiog skraidyti mokėsi. Jis bandė pakilti, iš už miško pakyla, kimba, bando iššauti, nepataiko, vėl leidžiasi ir jis taip 3 paras skraidė, o mes neturėjome jokio prieš lėktuvinės, nuo žodžio aplamai nieko ir nieko mes jam negalėjom padaryti. Kitas klausimas, jūsų vertinimo dabartinis įšalas ir žiemos atėjimas, nors jau ir kalbėjom, kad dabar jau vėl grįžta į pliusą, bet jeigu vėl susiklostys įšalas, ar turės įtakos ir kam turės didesnės įtakos, ar Rusijai, ar Ukrainai? Neturės jokios įtakos nei vieniem, nei kitiem. Kai iš tikrųjų žiemą kariauti lengviau yra negu vasarą, patikėkite. Kai yra šalta, yra lengviau. Nes nemačiau aš dar nei vieno sušalusio fronte, kai tave puola. Nemačiau nei vieno sušalusio, kai tu pats puoli. O vasarą, kai Donbase būdavo 40 laipsnių šalčio, tai maistas buvo paskutiniai reikšmėjai, šaudmenys buvo paskutiniai reikšmėjai, reikėjo kažkaip tai aprūpinti karius vandeniu ir jų reikėjo daug. O žemė buvo kita, dabar jinai žemė šalta, bet vis tiek supraskite, kad kokie be būtų įšalos, tankam važiuoti ir technikai važiuoti laukais, kurie yra pilnas sniego arba pilna molio su juodžemi, yra problema, jie važiuoja keliais ir visas karas vyksta išilgai kelio. Kas valdo sankryžą ir valdo kelią, tas valdo teritoriją. Nuo to, kad tu išsiveržiai su tankais į lauką arba su pėstininkais, nėra didelės naudos. To plyną lauką tiesiog iš artilerijos apšaudys arba mūsiškiai, arba mūsų rusai ir to viskas pasibaigs. Dar vienas klausimas buvo, kaip matote vadovavimą karui, kaip centralizuotą ar decentralizuotą? Ar jaučiasi operacijų sinchronizavimas ir koordinavimas iš aukščiau, ar viskas paliekama brigados bataliono lygmenyje? Čia kas klausimą uždavė, pagalvojo, gal aš ne generaliniam štabe aš tarnauju ir ne Zalūžno aš pavaduotojas. Truputį žemiau, gerai žemiau.
Kas jaučiasi dėl operacijų, tai jaučiasi labai gera koordinacija. Mes nedalyvavome, nei vienas iš mūsų bataliono žmonių nedalyvavo Charkovo operacijoje, bet tenai dalyvavo mano daug draugų. Mes matėme judėjimą technikos, apie kurį niekas nieko nežinojo. Didelių operacijų vadovavimas yra labai gerai susinchronizuotas, labai gerai paslėptas, labai gerai suvadovautas. Charkovo operacija parodė, puiku, aš nežinau, matyt bus daug parašyta disertacijų karinių, daktarų daug apsigins tie, kurie nekariavo, bet tai tikrai Charkovo operacija įeis į istoriją, nes brigadų vadai Donbaso fronte neturėjo nei mažiausio supratimo apie tai, kad prasidės operacija. Kai pas mus paėmė mūsų paskutinę techniką, pas mus buvo panikos, kuri buvo iš tikrųjų, nes mes nežinojome, kur jinai vyksta ir tie, kurie vyko, irgi nežinojo, kas ten vyksta. Kai prasidėjo, mes supratome. Kas liečia, sakykime, tų mažų mūšių, kurie vyksta pastoviai kažkur, tai kažkas stūmė, kažkur tai kažkas, tai viskas priklauso nuo to, kokios sankryžos dydis. Jeigu jis labai didelis, tai čia brigados vadas gali sugalvoti, arba fronto vadas, kad reikia čia kažką mums patvarkyti, kad būtų geriau. Jeigu maža sankryža, kuri mane buvo užknysusi, tai aš sugalvojau, kad mums ją reikia kažkokią iniciatyvą parodyti, ir ją paimti, nes mus kitaip privers kitoje vietoje pulti, kur mums visiškai negerai. Kare, pradedant nuo skyriaus, visą laiką kažkoks judėjimas visur vyksta. Planavimas, viskas priklauso nuo resursų, kokius tu turi. Tai, ką mes darėme, mes turėjom tik tai grinai pėstininkus ir granatsvaidininkus ir daug ten buvo nepribursi, reikėjo gerai, kad davė brigada didelį droną ir mes galėjome 2 paras planuoti ir ją įvykdyti be nuostolių ir labai gražiai. Aš buvau savim galbūt patenkintas labiausiai gyvenime, ką padariau, kad nuostolių nebuvo. O tai, ką planuoja brigados, tu ne visą laiką žinai ir tai, kas yra. Tau pasakoma, tu turi iš taško A nueiti tašką B ir tenai atsistoti ir tu sakai, tu negali, o tas sako, čia ne mano noras, čia atėjo iš viršaus ir mes visi kažkur judame. Ir tada tu dirbi, darai, ką darai. Bandai susiplanuoti tą judėjimą, bet dažniausiai, kad tai jau būna suplanuota ir nuleista iš viršaus, tau pasilieka tik tai tie 200-300 metrų, tai kas palikta tau. Ta decentralizacija, jinai nedaina iki pat galo. Tau tiesiog ateina ir pasako, iš čia į tenai. Ir kaip tu į tenai nueisi, čia jau paliekama tau pilnai. Taip darai. Bet aplinkui batalionų tenais maždaug manevrą žinot, ar tik tai gali taip nuspėti, ką jie tenais irgi kartu daro? Gretimų vienetų buvimas, koordinacija ir panašiai. Yra problema Ukrainoje, nes tai yra tarybinės kariuomenės palikimas. Iki karių ir karininkų, jeigu tu esi kopai batalionė, ne visada daveda informaciją apie tai, kam tu tai darai ir kodėl tu tenai vyksti. Ir tu gali neturėti informacijos, o jeigu šalia stovi daliniai ne kariniai, o pavyzdžiui, ten visa kariuomenė, dabar nebesako ZSU, dabar sako Sila Obrony Ukrainai, ten stovi nacionalinė gvardija arba Tera Barona, su kuria tu turi labai blogą ryšį, sakykime, tik tai kažkokį tai štabo karininką pas jos į batalioną nusiuntė, kad turėtume ryšį, jie pas tave nusiunčia, bet jiem ateina įsakymas iš jų vadavietės. Ir ne visą laiką tu žinai, ką jie daro ir koks jų tikslas. Ir tu matai, kad jų vyrai pradeda judėti į priekį, tavo flangas atsidarė dešinysis, konkrečiai buvo tokia situacija ir tu nuiminėjai žmonės kiši į tą pusę, nes matai, kad jie užduoties neįvykdys ir jie toj bėgs. Ir taip ir vyksta, jie bėga ir tu, jeigu neužkimšys savo žmonėm tos vietos, tai tave apeis rusai. O jeigu tu nuėmė žmonės iš vienos į dešinę permetė, tai vadinasi, tu jos iš kažkur tai paėmė, kažkas nepailsėjo, arba kažkur tai tu sumažinai ir taip mažą rėtį padarėjai. Problema su sąveika, jinai apatiniai grandy, jinai yra ir jinai gana didelė. Ir tai yra tokia problema dar, kad daug brigadų kovoja batalionais. Vienas batalionas brigados, kitas batalionas, kitos brigados.
Ir nebūtinai, kad yra ten brigados vadas, pavyzdžiui, vienas brigados vadas vadovauja kokiem 5, gali 6, 7 batalionam, kurie nėra jo brigados. Ir jisai turi savo 2 batalionus. Tai yra problema. Plius prie viso to jie visi kazokai ir jie visi galvoja, kad jie žino, kaip reikia daryti ir čia yra problema. Bet jie sprendžia ir pagrindas yra šitame visame valdyme pabandyti davesti karininkam ir kareiviam, ką jie turi daryti. Jeigu jie žino, ką jie daro ir kodėl. Kodėl jie žino, jie kariauja už savo tėvynę. Bet kam jie tai daro konkrečiai? Kam tu turi eiti atsikelti ir eiti ant kulkosvaidžio? Kas iš to toliau bus? Tada tu sėkmingai tai padarai. Nes patikėkit, mirti nenori niekas. Ir kažkokios tai viskas, kas vyksta taikos metu pratybose ir tu viską gražiai padarai, nelabai gerai veikia, kai tave šaudo. Gerai, ir turime klausimų iš Teams auditorijos. Gerai, iš čia turime klausimų. Aš iš karto įspėsiu, praleidau pirmą susitikimą su jums, tai galbūt teks kartuotis, bet batalionas jūsų kokią ugnies paramą turi ir kokios gali tikėtis? Minosvaidžiai, lauko artilerija. Tai kitas klausimas tada, kaip suprantu, pas jūs kariai nėra itin patyrę, tai kaip teko tvarkyti su to pirmų mūšių reakcijom po pirmų mūšių? Vis tiek psichologiniais būsenos ir visa kita. Aš neseniai kalbėjau su savo vienu iš draugų, kuris yra artilerijos bataliono vadas, buvo surinkti žmonės, apmokyti ir jis man atsiuntė žinutę, aš jos neduosiu jums klausyti, bet trumpai ją pacituosiu. Aš paklausiau, kokią artileriją gavai, čia artilerijos bataliono, divizionas, sakykime taip, kokią tu artileriją gavai, ar ant to mokėtės, jis pasakė, gerai, kad tu mane mokėjai būti pėstininku, aš visą batalioną pervedu į pėstininkus. Artilerijos man nedavė, kada duos nežinau. Yra įsakymas kažkur vykti tuoj. Tai kas yra dėl artilerijos, kai mes buvom fronte, pas mus po 2 savaičių atvyko 120 mm minosvaidis, čia ant bataliono ir kopos, kur buvo pastiprinimas. Kažkur po mėnesio atvažiavo dar 12 minosvaidžių, 2 baterijos po 6 minosvaidžius, bet jos buvo 4 dienas, jos mums padėjo ir išvažiavo. Ir vieną kartą, kai mes turėjom visiškai didelį ragą, bet jau visiškai buvo ragai, aš jų pats nemačiau, buvo Himarsai, kurie aš girdėjau, kaip naktį šaudė. Himarsai. Ir buvo rezultatas, rusai nustojo ten judėti ir 2 dienas mes turėjom, 2 paras. Turėjom, pilnai ramiai gyvenom. Beveik užmiršom, kad karas vyksta. Reikėjo kareivius spardyti, kad apkasus kastų. Kaip dėl moralės yra labai sunku palaikyti, kaip sakiau, kai mes pirmą kartą įvykom į frontą ir 72 valandas gavome apšaudimą, rusai labai mėgsta, jie sužino, kad į kažkokią tai vietovę atvyksta naujas padalinys. Jie iškart pradeda visą artileriją dėti tenai, kad sužlugdyti moralę. Ir net kai mūsų artilerija veikia, tai jinai veikia 1 prie 10, 1 prie 30. 30 jų, 1 mūsų šūvis. Bet jeigu nors vienas yra, tai jau padeda būti moralė. Labai sunku, kai tu neturi pajėgumų įvykdyti užduotį. Tai yra, realiai sunku. Todėl mes vis prašome šaudmenų ir ginklų. Ir būtent artilerijos ir radio ryšio priemonių. Visa kita jau ten kaip nors. Atsakiau ar dar kažką?
Kaip vyksta logistika bataliono lygmenyje, aprūpinimas 1 ir 5 klasėmis vyksta nuolatos mažais kiekiais, ar kariams atiduodama kiek kas paneša 2, 3 ir daugiau danų. TPK vaidmuo dirba kaip pas mus ar labiau decentralizuotai? Negirdėjom. Dėl logistikos, jeigu tu eini į nulį, tai kareivis atrodo kaip didelis kapronugarius, kuris nešasi savo viską, kas jam reikia karui, plus jisai nešasi visą vasarą, neždavosi visą vandenį, nešasi visą maistą, nes pas mus buvo ir mes taip stengiamės, kad kareivis nebūtų daugiau negu 4 paras ant nulio, mes stengdavomės keisti, bet tom 4 parom jisai turėdavo nusitempti į apkasą viską, ką jisai turi. Kai batalionas juda į priekį, mes judame, mums mažai kas padeda iš šono. Geriausiu atveju tu gausi iš brigados porą sunkvežimių, kurie padės tau kažką pervežti. Mes judam savo transportu ir savo logistiką. Tai nėra visiškai taip, kaip pripratę Lietuvoje arba kažkur tai kitoje normalioje šalyje, kur tave valstybė ir kariuomenė aprūpina visko. Maistas, kaip minėjau, kartais ir šaudmenis, ginklai ne, apart prieštankinių. Visa kita, tu viską toliau, tu dažniausiai perki už savo pinigus ir kažkur tai gauni. Ukrainoje yra toksai geras daiktas, ten daug gerų daiktų, bet jie turi naują paštą, naują počtą vadinasi, nepatikėsite, jie kartais į nulį atveža siuntinį. Tu nusiperki, taikiklis žmogus nusipirko ir jam realiai atvežė į nulį. Mes pamatėme kurjerį, kuris su kamufliažu, su ginklu, jisai dašliaudžia ir prašom, aš sakau, va šitą, sakau, idioto daugiau čia neleisti, bet, sukamės kaip galime, ne visada gali padėti valstybė su logistika, nėra tos tokios centralizuotos. Tai, kai yra vykdomos didelės operacijos, dar kartą aš pabrėčiau, kad nesitikėkite iš manęs kažkokios superinės informacijos, aš esu ne generalinio štabo karininkas. Aš apie tai, net jeigu ir žinočiau, galbūt ir nesakyčiau. Dar apie logistiką. Trumpai apie mediciną, ištraukimas iš lauko, met pajėgumai, kiek pegų skiriama prie bataliono. Kaip pats ištraukimas ir... Apie mediciną aš pereitą kartą, čia matyti neklausę, daug šnekėjau. Pirmas dalykas, mūsų batalione, aplinkinėse batalione, kariai yra mokomi būti koviniais medikais. Tai nėra visiškai paramedikas, bet jisai turi stabilizaciją padaryti pilną iki davažiavus koviniam medikui, kuris evakuoja karį. Ilgiausias pas mus buvęs momentas nuo sužeidimo iki įmetimo į džipą ir išvežimo į Kurachovo pusę į ligoninę buvo 23 minutės. Patikėkite, tai yra superinis greitis. Dauguma sužeistųjų, kurie po sužeidimo grįžo atgal į batalioną, ir tai yra mūsų medikų darbas. Kiekvienas karys turi mokėti tai. Aš per visus susitikimus akcentuoju Lietuvos kariuomeniai, kad kiekvienas kareivis po to, kai jis užsidėjo uniformą ir iki generolo turi mokėti suteikti savo ir artimam medicininę pagalbą. Tada labai daug nusijama nuo karinių medikų. Aišku, jeigu tu jau gavai kažkokį tai labai rimtą didžiulį sužeidimą, kur tave reikia vežti, tai stabilizacija yra labai svarbu. Yra auksinės minutės. Jeigu tu lengvas sužeidimas, tavęs nestabilizuoja, niekas nepadaro, po 40 minučių tu pasidarysi sunkus. Jeigu tu sunkus, po 40 minučių tu būsi lavonas. Tai yra paprasta, aš ne medikas, bet kai ką moku daryti, negaliu į vieną pataikyti. Nemoku. Mokiant, bet neišmoku. Visa kita pas mus kariai daro viską patys. Medicina yra pirmas prioritetas, kad kariuomenė, čia atsakymas kapitonas jūsų klausimą, su moralė. Jeigu karys žino, kad jisai moka save sutvarkyti ir sutvarkys draugą, tai moralė nuo to labai smarkiai kyla.
Ir žino, kad nepaliks sužeisto kario, nepalieka niekas niekada. Dabar yra ta situacija, kad lengvai sužeisti kariai, tie tiesiog sako, niekur mes nevažiuosime į jokią ligoninę. Patys susitvarko, atvažiuoja kovinis medikas, pasižiūri, ten būna, kad ištraukia kažkokią skeveldrą, užklijuoja, užbintavo ir žmogus pasilieka dalinį, niekur nevyksta. Dar klausimas yra apie sugedusio pamušto transporto evakuacijų iš mūšio lauko. Kiek sutvarkoma procentaliai, dažniausiai remonto iššūkiai? Pusės neišgirdau. Sugedusio transporto remontas ir kaip tenais vyksta? Sugedusio transporto remontas vyksta autoservise už savo pinigus. Nepatikėsite, yra autoservisai kaimuose, kurie yra ten 10-15 km nuo fronto linijos, varom mašiną ir taisome. O geriausias yra tai, kad kai batalionas yra ne jaunų kareivių mobilizuotas, tai pas mus nuo banko valdytojo iki, nežinau, tai yra vienas karys, kuris 2 žvaigždučių Mišleno restorane dirbo. Tai mes visą laiką surandame specialistą, kuris kažką padaro. Mašinas pas mus remontuoja per naktį. Aš atvažiavau su džipu, kuris buvo visas sušaudytas, suvarytas. Ryte atsikėliau, turėjau važiuoti toliau ir pradėjau ieškoti mašinos. Man sako, kad tu vaikštai, vadas, va tavo jau suremontuotas stovi. Kaip, kada, nežinau, viską sutvarkom. Dar vienas klausimas. Ar pasitaiko dezertiruojančių arba pasitraukiančių iš mūšio karių? Kaip nebūtų gėda pripažinti, taip jų yra. Ir jų yra nemažai. Taip gavosi klausimas, matyti, ir susijęs su to, kad vakar Ukrainai priėmė įstatymą dėl, nežinau tiksliai pavadinimo, bet disciplinos kelimo įstatymas apie dezertyrus. Nesakysiu skaičiaus, bet mes turėjome labai daug. Pasakysiu daug. Daugiau negu sužeistų, daugiau negu nušautų, žuvusių žmonių, kurie atsisakė vykdyti kovinę užduotį, kurie tiesiog pabėgo. Ir paskui juos surinkinėjome, vežėme su jais ten. Dirba prokuratūros, dar kažką tam laikui. Matyti įstatymas atgal nedirbs ir jiem, manau, kad niekas negresė tuo metu. Tai yra didelė problema buvo, nes, žmonių yra labai įvairių ir netgi kai tu esi nusiteikęs kariauti ir kai tu papuoli į mėsmalę, realią mėsmalę, pas tave pradeda, visko būna. Ne visi žmonės gali išlaikyti tai, ne visi. Gavosi situacija taip, kad aš po atostogų grįžau į batalioną ir pas mane atvežė kažkokį tai kiekį žmonių ir aš turėjau su jais dirbti ir aš negalėjau jom nieko pasakyti, nes aš tam momentui nebuvau tose apkasuose. Ir aš dirbau, kaip dirbau su jais, bandžiau grąžinti į protą, nelabai kas gavosi, paskui staigiai išvykau į frontą, grįžau už fronto jau paskui, po 2 mėnesių pamačiau tos pačius karius, praėjau, tiesiog nusispjoviau į jų pusę ir nuėjau toliau. Nes, kaip pasakė bataliono vadas, jie mums daugiau yra, jie ne kovos draugai, yra ukrainietiškai žodis pabratim. Tai daugiau negu brolis, daugiau negu kovos draugas, tai kaip pas mus batalionė sako, ani nam больше не побратимы. Jie ukrainiečiai, mes jų negalime nieko su jais daryti, galų gale mes ir dėl tokių kovojame kaip jie. Irgi. Bet, jų yra, iš tikrųjų yra. Jeigu kas norite, pasižiūrėkit YouTube'ą, ten yra daug įdėto. Dar vienas klausimas apie ryšio priemonės, ar naudojama kriptuota įranga, ar tik koduojama kodiniais žodžiais. Ir ar rusai pelenguoja mobiliųjų telefonų naudojimą. Dalis yra atsakyta praeitą kartą, bet... Jo, čia pasižiūrėkit, kad nesikartoti, pasižiūrėkite pereitą įrašą, aš apie tai daug kalbėjau. Labai jeigu trumpai, dažniausiai naudojamos yra Motorolos koduojamos, bet jos yra persiuvamos, turi būti persiuvamos ne mažiau kaip per 2 paras.
nes rusai jas ir pelinguoja ir nežinau kaip, bet jie jas skaito. Nežinau, ką jie ten yra pasidarę pas savį. Jeigu tu per 2 paras nepersiuni, tai jie visą informaciją ima. Informacija yra koduojama ir kas gelbsti ukrainiečius iš tikrųjų, kad mes rusiškai mokame, o jie ukrainietiškai ne. Ir pas mus yra pora Guculų batalionė ir jeigu jau reikia labai slaptą informaciją duoti, tai vienas iš vienos vietos kitam šneka, ukrainiečiai nesupranta, ką jie šneka. Jie tarpusavį susišneka ir tada išverčia visiems kitiem. Aktualus klausimas apie bataliono 5 klasės šaudmenų ir sprogmenų laikymą. Kaip laikoma, kad užtikrinti jų saugumą, neprarasti esant artilerijos apšaudymui ar tiesioginiam pataikymui, decentralizuojama mažais kiekiais, po žeme panašiai arba tiesiog apie KŠ, kaip jie laikomi. Jeigu batalionas yra fronte, viskas decentralizuota maksimaliai. Kaip ir sakiau, kodėl mes gaunam šaudmenis, jie iš viso linijoje, viskas, kas sprogsta, yra sudėta taip, kad tas sprogimas net neštų kažkokios didelės žalos. Necentralizuojami vieną sandėlį į vieną tašką, daina iki to, kad netgi ne iki skyrių, o iki 2-3 žmonių kiekio. Kam žino, jie inžinieriai pas juos raminos, tai jiem 10 minų ten, 10 minų ten, 10 minų tenai guli, jie galės pasiimti. Jeigu net pataikys ir jos sprogs, pirmas dalykas sprogimas nesunaikins padalinio, nesunaikins kažkokių tai vietų ir nesunaikins galų gale pačių mūsų šaudmenų ir sprogstamų medžiagų. Stengiamės decentralizuoti visą tai, nelaikyti vienoje vietoje. Bet brigados mastų, tai ką mums veža, jie yra centralizuoti kažkur, nes tai atveža traukiniais, atveža dideliais sunkvežimiais ir jos reikia pakrauti, iškrauti ir jeigu ten jau tenai pataiko, tai tada bėda. Būna, kad pataiko. Minėjote apie slėptuvės įrengimus ten, kur radot kitų šaudmenis ir panašiai. Kokia praktika to KŠ pačio šaudmenų laikymo paslėpimo įrengimui? Kokią ten standartą taikot pačiam paslėpimui, pažymėjimui, kad kitiem rast pavyktų? Su šaudmenim paprastais kulkosvaidžio ir automato, Kalašnikovo konkrečiai, yra labai elementaru cinkas, jam nieko neatsitiks, iškasė duobę, uždėjai, užpylė, parodė aplinkiniam, čia yra šoviniai. Viskas. Kulkosvaidžio šovinius užpylė, uždėjai, čia yra šoviniai. Ir taip po visą apkasą sudėta, kažkiek tai yra blindažė, daugiau blindažą granatas deda, nes jeigu jisai yra gerai padarytas, kad 122 mm atlaikytų, tai tenai stengiasi kažkiek tai laikyti. Pas mus buvo atvejis, kai reikėjo iš vienų apkasų išeidinėti ir tiesiog bataliono vadas pasakė, 5,45 paliekat viską kitiem, o 7,62 susirinkat, nes pas jos kulkosvaidžiai kiti, NATO standartas 308 susirinkat šaudmenys, jiem nereikia. Tai išnešė tiesiog kulkosvaidžio šovinius, visus susirinkom, išsinešė. O automato palikome sekantiem. Tokia tradicija, sakykime. Tai netgi nėra reikalavimas. Tu tiesiog išeidamas į užnugarį viską, ko gali reikėti tavo draugam, palieki jiem. Tiesiog parodai, kur tai guli. Ir daugumai atveju, tu jau jeigu ne pirmą kartą fronte, tu įsivaizduoji, kur tai turi būti. Kažkokia net procedūra yra. Dar vienas klausimas buvo apie, čia nuo TRO net prasidėjęs, gal apie manevrinius ar teritorinės gynybos nekalbėkim, bet gal pereikim prie to klausimo, iš esmės antros dalies apie partizaninį karą ir ar yra galimybės užimtoj teritorijoje teritoriniam vienetam, jeigu tokie yra tą partizaninį karą vykdyti ir galbūt turite žinių, ar tai pasiteisino ar nelabai? Žinių apie partizaninį karą turiu matyti tiek pat kiek jūs visi iš žiniasklaidos. Turiu daug draugų, kurie kariauja SSO. Jie kažkur vaikšto, kažką daro. Bet jie niekada man to nepasakoja ir galvoju tik po karo papasakos, ką jie darė. Dėl partizaninio karo nemeluosiu, nieko nežinau. Ten tas klausimas apie TRO, jo pačioj pradžioje TRO buvo teritorinės gynybos brigados, jos buvo atskirtos
jos kiekvienoje teritorijoje buvo savo brigada, Kijevo, Lvovo ten ir taip toliau. Dabar tai yra tiesiog su kitų pavadinimų kariuomenės vienetos. Kad taip įsivaizduoti, jeigu aš taip įsivaizduoju, nedaug dievė pas mus karas, tai mūsų savanoriai, jie nebūtų kažkoks atskiras dalinys, jie galų galės susimaišytų su kariuomenė, tiesiog būtų vienas batalionas jisai Algirdo, o kitas kažkokio tai Kaspo. Ir viskas. Pačioj karo pradžioj jų nebuvo netgi įstatymas, buvo įstatymas, kad jų negalima naudoti kitur. Ir kaip nebūtų gėda, Lvove labai daug žmonių užsirašinėjo į teritorinės gynybos batalionas, tikėdamasi, kad jų nepaims į kariuomenę. Toliau, nes jie jau tarnauja. Paskui greitai priėmė įstatymą, kad jos galima visur veikti ir dabar tas batalionas, kurį aš rašiau Lvove, jisai sėkmingai dalyvavo Charkovo operacijoje. Taip kad jie, o apie partizanus nieko negaliu pasakyti, nekomentuosiu. Gerai, ir dar turim klausimų iš auditorijos, prašom. Kaip vyksta mūšiai mieste ir kaip vyksta perėjimas iš mūšio laukos, iš apkasų į mūšį miestą ir atvirkščiai? Dalyvavau mūšyje kaime, ne mieste. Tenai buvo 3, ten net ne kaimas, ten pavadinkim gyvenvietė. Jo, ten buvo 3 vieno aukšto privatus namai ir 2 4 aukšto, taip sakant, tarybiniai blokiniai namai. Tai va ten dalyvavom. Didelio skirtumo, kur tu kariauji, nėra. Klausimas, gintis mieste yra lengviau, jeigu jisai yra sudaužytas. Jeigu namai yra sveiki, juose gintis nepatogu, nes jeigu priešas nemokša, tai juose galim, tai nesvarbu kur gintis. Jeigu priešas protingas, tai tave, jeigu tu esi nesudaužytam name, užėmė į gynybą, kaip pat manęs čia kažkas klausinėjo kažkur, tai kokiam aukšte užiminėti gynybą, kažkur ten dar kažką daryti. Sveikam name gynybos užiminėti nereikia. Reikia, kad tenai kažką imituoti, kad jį sulaužytų, jisai 5 aukštis namas, 9 aukštis, jisai susidės į kažką tai. Ten būtinai bus kažkokios skylės, kurios daugiau jau nebesusidės. Ir jūs ten galite gintis, kiek norite. Jūsų ten jokios patrankos niekas nebepaims. O sėdėti paprastam name, tai ne variantas. O mūšis mieste, vėlgi pasakysiu, iš to, ką pasakoju, čia galiu kalbėti apie tai, ką mano draugai pasakojo, kurie dalyvavo prie Charkovo mieste. ZSU stengiasi nekariauti mieste. Gynyboje, kas buvo Lysyčianskas, Severodoneckas, tai buvo vėlgi gynyba. Puolimas į miestą mes stengiamės neiti, todėl kad gynyba mieste yra puikus variantas ir neturime mes tiek daug žmonių, kad jais rizikuoti. Jeigu jūs esat girdėję apie Iziumo Krasnai Liman operacijas, tai galbūt pastebėjot, kad technikos rusai paliko daug, o belaisvių kažkaip labai nedaug. Ir žuvusių ten jų nelabai daug. Tiesiog sudarydavo galimybę, palikdavo skylę, per kurią technika negalėtų išeiti ir duodavo išeiti pėstininkam. To, kad vėlgi nuo to, kad tu nužudysi ten 100 tūkstančių dar tų rusų kareivių, karo esmė nepasibaigs. Techniką reikia naikinti ir jų moralę, kad jie kariauti nenorėtų. O mūšis mieste, puolimas mieste, tai yra problema. Rusai, jie sunaikina kaimą, sunaikina miestą ir tai, kas vyksta. Tai, kas vyksta dabar, kur mano kopa stovi ir man šiandien skambino nuo ryto ir pasakojo, aš net kol kas nepasakočiau. Ar atsakė? Gerai, tai Dėkui, Andrėjau, įdomiai pasakoji, tokie praktiniai dalykai. Mes kažkada tai išnaikinome kariuomeniai normatyvus, čia taip žiūrint iš karinio rengimo pusės, nes galvom, kad yra sovietizmas. Kai pradėjome tarnauti čia Lietuvos kariuomeniai prieš 30 metų daugiau, tai mes viską iš sovietinių statutų vertėmės ir būdavo tokie normatyvai.
kaip pavyzdžiui, iškasti apkasą gulomis, tai standartas ten toks ilgis, ten toks plotis, ten per 30 minučių, kaip pavyzdys, ten stovint per porą valandų, blindažą ten iškasti pirminiai darbai per 12 valandų, ten pabaigti per 24, pavyzdžiui, nušliaužti ten su šaudmenų dėžė, ten 100 metrų reikėdavo, kaip pavyzdys, ten sužeistoje tempimas per tam tikrą laiką, ten 100 metrų, ten sprendimo prieimimas, kaip pavyzdys, įsakymo išleidimas ten per kokias 6 valandas, mūšio metu ten 45 minutės ir taip toliau. Kaip galvoja, ar tai yra prasminga tokius normatyvus turėti, ar tai yra sovietinis palikimas ir čia nereikėtų grįžti, prie kas buvo prieš 30 metų mokomasi. Ačiū. Būsiu labai matyti nepopuliarus, šitie normatyvai yra reikalingi. Lygiai taip pat, kaip mes laikom normatyvą atsispausti, atsilenkti, prabėgti. Ir jeigu karys to nepadaro, arba karys, sakykime, tai bendrai, tai kažkas su juo negerai, lygiai taip pat reikia mokėti iškasti apkasus ir tie normatyvai yra skirtingiam gruntam, jeigu ką. Reikia tai mokėti daryti. Galbūt vienintelis, ko nereikia ant laiko išrinkinėti automato, mokytis. Žaisti šitą cirką nereikia, bet kareivis mes mokėme išrinkti kulkosvaidį automatą SVD, turėjom 60 minosvaidį, pilnoj tamsoj. Viena laimė, kad aš priverčiau žmonės tai daryti, nes tai pasiteisino, nes apkasuose jos šviesos nėra ir jeigu tau automatas užstrigo, tu jį turi apčiupom išrinkti, surinkti, sutvarkyti ir kad jisai šaudytų. Kulkosvaidis lygiai taip pat, minosvaidis, visa kita. Normatyvai duoda, kas yra kareivis mūšyje, kodėl jisai bijo, to, kad jisai nežino kažko, kaip jisai turės kažką padaryti. Jeigu jisai žino, kad apkasą jisai iškas per kažkokį tai laiko tarpą ir jam tas laiko tarpas duotas, jisai jį iškas ir padarys ir jisai nebijos. Jeigu jisai kasė vienam iš mūsų poligonų Lietuvoje, kur yra minkšta žemė, smėlis ir tenai jau 30 metų toj pačioj vietoj kasa apkasą, tai jisai nuo to neišmos iškasti apkasą. Mane tada vadino žvėrim, bet mes kasėme apkasą ant kelio ruožo asfaltuoto. 9 apkasus priverčiau iškasti vyrus asfalte. Bet kai nuvyko į frontą ir reikėjo asidlati, perimti kelią ir pasakiau, kad va čia turės būti apkasas, niekas nepaklausė, kaip, kodėl. Aš grįžau už 4 valandų, apkasas buvo. Viską reikia išmokti, kareivis nepanikuoja, karininkas nepanikuoja, jeigu jisai žino, kodėl jis tai daro ir kaip jis tai padarys. Normatyvai reikalingi tam, kad išmokyti. Jeigu nori bėgioti, ką reikia daryti? Bėgioti. Dar klausimas Dariaus, kokias galimybės turite vykdyti naktinės operacijas? Ar veikia naktinis pas jūs priešas? Kaip pas jūs dalinėje su naktinio matymo prietaisais ir termovizoriais? Reikia žiūrėti pirmą laidą, bet atsakysiu. Naktinės operacijos, jos labai efektyvios, jeigu tu turi naktinio matymo prietaisus arba termovizorius. Jeigu tu jų neturi, tai tu nieko nematai. Jeigu priešas jos turi, tai jisai veikia. Pačioje pradžioje priešas turėjo tikrai daugiau naktinio matymo ir kitokios įrangos ir jie judėdavo į mūsų pusę, patikėkite, Donbase naktis yra, ką reiškia naktis. Kai nėra mėnulio, tai tu ištiestos savo baltos rankos nematai iš viso. Ir jeigu priešas sugeba daeiti iki tavo apkasų, vadinasi, jisai mato, kaip jis eina. Ir jisai šaudo. Vienintelis būdas jo nedaleisti, tai yra prieš pėstininkų minos. Ir skarbonkės. Ir stiklas. Ir visa kita, kas yra išpilama priešais apkasą. Jo, vėlgi kitas toks praktinis klausimas,
kas liečia vadavietės, aš niekada nebuvau profanas cirko palapinių, bet dar pas mus, taip nuo seno kažkaip įaugę į smegenis yra, kad šarvuočiai suvažiuoja, ten palapinė, čia planuojam, čia, žodžiu, taktinis operacijų centras, tai manau, kad pritrauktų greičiausiai kokias 300 netgi iš Rusijos teritorijos, ir po to per sekundę visą tai įsispręstų, kai jau atsibundė, žodžiu, ten ir kažkas groja ant arfos. Tai šitas, manau, dalykas jau visiems taip per tavo paskaitas ir prieš tai turbūt žiūrėtus visokius YouTube'inius filmukus paaiškėjęs yra, bet kaip, pavyzdžiui, rašytinis įsakymas, darote rašytinį įsakymą, nedarote. Ar tai yra vienas lapas su schema, nufotografuoja arba schemą nupieši, pavyzdžiui, ant sienos greitai ar kažkur ant popieriuko per signalą nufotografavai, nusiuntėjai, koks tai yra normatyvas, koks laikas, kaip tai daryti per pasiuntinius. Nes pavyzdys, kuopa turi turėti 6 pasiuntinius, batalionas 12 pagal normatyvus, visur yra normatyvai. Tai kaip efektyviausiai valdyti, pavyzdžiui, pas mane būdavo 3 vadavietės, ne bataliono lygmenį, nes vieną sunaikina, tada kita gali perimti ir taip toliau. Tai koks būtų pasiūlymas? Ačiū. Dėl vadaviečių pasakysiu paprastai, kad atvažiavo brigada, vienas iš brigadų vadų į mūsų kaimą, aš sužinojau 1 valandą nakties, kai mane sprogimo banga išmetė iš lovos. Aš nesupratau, kas atsitiko, bandėm aiškintis, o ryte sužinojome, kad tenai buvo brigados vadas, į namą biškį nepataikė. Ir atvažiavo kažką tikrinti, kažką vadovauti, žvalgyba jų dirba visai neprastai. Ir mes prašėme visų vadų brigadų, kad nevažinėtų jie. Jeigu reikia, mes pas jūs važiuosime. Čia toksai biški su jumoru. Kas liečia vadaviečių, decentralizuoja, maksimaliai decentralizuoja. Štabo viršininkas vienoje vietoje, bataliono vadas kitoje. Brigadoje jinai yra toliau nuo fronto, ten gali būti kartu, bet irgi decentralizuoja. Kad nebūtų 2 žmonės, kurie priima pagrindinius sprendimus vienoje vietoje, kad jų viena raketa nepadėtų. Stengiasi, jeigu tai yra įmanoma, decentralizuoti. Yra atvejų, kai neįmanoma. Kai sėdi bataliono vadas ir štabo viršininkas vienam bunkeryje ir ten iš viso visi sėdi, ir dar iš kitų batalionų ir brigadų suvažiavę. Ir jeigu ten atskris, bus ragai. Bet yra pasitarimas, kurio nepadarysi kažkokiom tai interneto priemonėm. Nes yra saugumas ir visi kiti dalykai. Yra atvejų, kai tai, kitaip nedirba. Kas liečia antrą dalis, tu klausai, biškį užmiršau. Įsakymai. Įsakymai raštiški įsakymai, kariuomeniai yra būtini, jie yra. Yra ta problema, aš turėjau, nes aš ukrainietiškai rašyti nemoku. Vadinasi, įsakymai ir aš jų nerašiau. Tai mane, čia nebuvo problema, man tai buvo džiaugsmas. Iš tikrųjų, ant kiekvieno veiksmo yra įsakymas. Įsakymai yra trumpi, toks tai vadovaudamas įstotai, jis sako tam tai, vykti ten tai ir vykdyti tokią užduotį. Būna su konkrečiom vietos koordinatėm įmuštom, kur gali būti gale parašyta, kad savo nuožiūrą užtikrinti įsakymo vykdymą ir savo priemonėm. Gali būti toksai, gali būti to nebūti. Įsakymo vadinasi dydis priklauso nuo padalinio, kuris įgauna. Jeigu tai yra kuopa gauna įsakymą, tai tame įsakyme gali būti viena pastraipa. Tokiam tai batalionui pervesti tokią kopą, įvykdyti tokią tai užduotį. Patys įsakymai iš brigados, jie būna ateina, kad tu užsiknesi skaityti, kada spėja parašyti, neįsivaizduoju. Bet galbūt nepaslėpsiu kažko tai labai didelio, kai yra ekstra atvejai, įsakymai, raštiškai įsakymai ateina vėliau negu žodiniai. Karo metu žodinis įsakymas yra tas pats įsakymas, kai tau tiesiog pasako, kad jisai tu atvažiuos įsakymas, tu įgausi. Dažniausiai popierinio įsakymo tu nematai. Tu matai kopiją, kuri yra per signalą tavo atsiunčiama. Nes niekas ten iš atų
arba iš brigados į batalioną, originalo neveš. Veža originalą, kai yra kažkokia, tai niekas nedega, kažką apdovanoti, rotuoti padalinį iš vienos vietos į kitą. Tada gali atvežti originalą ir parodyti. Kareiviai tų įsakymų nemato, maksimum, kas mato kažkokį įsakymą, tai yra paskutinis žmogus, tai yra kuopos vadas. Daugiau niekas nemato. Visi, kam priklauso. Tu paskui parodai, jeigu būna atveju, kai kareiviai reikalauja. Kodėl mūsų nerotuoja, sakė, rotos. Ir tu duodi paskaityti tai, kas jiems priklauso, visą kitą uždažytą, kad jūs liekate čia iki kažkada. Čia dėl įsakymų. Popieriniai įsakymai visi yra. Dėl jų, sakau, gamybos laiko negaliu atsakyti tai, nes dažnai tu gauni jį vėliau negu žodinį įsakymą. Nes, įsivaizduokite, kad jeigu vyksta puolimas ir reikia staigiai kopą permesti, tai laukti, kol kažkas kažką spausdins, kažkur atsiūs, ne, tau gauni, vyksti ten, darai tą. Paskui atvažiuoja įsakymas. Jo, toks praktinis vėlgi klausimas. Kažkada tai, kai sovietai lūposi Afganistane su mudžahedais, tai mudžahedai pas amerikiečius pasiprašė kelių dalykų. Pradžioj tai Toyota pikapų, Kalašnikovų, lagaminų prikištų dolerių, ir po to antrame etape stingerių. Kaip manai, kokia ginkluotė yra būtina, kad galėtum kovoti prieš rusus? Kaip pavyzdys. Snaiperinį šautuvą reikia turėti, kulkosvaidį, granatsvaidį, priešlėktuvinę kažkokią priemonę, dronų, minosvaidžių. Automatai pistoletai negroja šitam reikalė, sprogmenų, minų ir taip toliau. Tai yra koks tas minimumas, padaliniui, sakykime, turi atskirą būrį arba kuopą, ką reikėtų turėti, kokią ginkluotę, kad sugebėtum rusui kažką tai padaryti apskritai. Ačiū. Dėl automato nesutiksiu, automatas groja visada. Nebuvo nei karto, kad man tektų su juo iššauti, nors turėjau galimybių, bet tiesiog laikiausi to, kad ne mano pareigom yra šaudyti, versdavau kitų šaudyti, bet automatas su visais 1000 šovinių buvo visą laiką prie manęs. Kažkaip tu nuogas jautiesi fronto linijoje be automato. Kažkaip, negerai. Aš jų turėjau 2. Trumpą ir ilgą, ir kulkosvaidis dar po lovą tarp mūsų su pavaduotoju vienu gulėjo, taip kad reikia turėti. Ką reikia turėti konkrečiai? Konkrečiai negaliu šitą klausimą atsakyti, nes reikia viską žiūrėti pagal užduoties vykdymą. Jeigu tai kova, aš imu pirmos linijos apkasą, man reikia, kad būtų už nugarį manęs mažiausia nuo 82 mm, arba kažkokie kulkosvaidžiai, kurie pašaudys man duos praeiti tos 400-300 kilometrą iki to apkaso ir ten man užtenka granatų, daug granatų reikia, puolamųjų. Ir tada man reikia automato, kad valyti apkasą. Be jo nedirba. Jisai reikalingas. Tai, kad jisai nuostolių priešui padaro mažai, tai jo, didžiausia nuostoliai yra artilerija, raketos artilerija. Be ko negalima kariauti, be minosvaidžių, artilerijos palaikymų ir priešlėktuvinės. Nesvarbu, artilerija, priešlėktuvinė, zenitinės, raketos, tai neturi reikšmės, jos turi būti. Ir prieštankinė ginkluotė. Bet prieštankinė ginkluotė, aš įsitikinau vieną dalyką, kaip man mūsų tankistai sakė, geriausias prieštankinis ginklas yra tankas. Nes jisai gali padaryti viską. Visi prieštankiniai ginklai kiti nuo situacijos, nuo reljefo, nuo užduoties, tu gali panaudoti, gali nenaudoti. Mes dažnai naudodavom RPG-7 visiškai ne pagal paskirtį, o kariauti su pėstininkais. Naudosiu iš jos mažai, bet psichologinis veiksnys labai geras. Labai daug vėlgi kare reiškia psichologija. Rusai naudoja baltą fosforą, aš kažkada apie tai kalbėjau, tai yra daugiau psichologinis ginklas. Jeigu jau pataikė virš tavo apkaso tada ir tu nepasiruošęs, tada ragai, sudegins tave, bet jeigu tai iššauna, kodėl jie su jais šaudo naktį, aš iš viso nesuprantu, nes tu matai, jis lėtai krenta, labai lėtai. Net jeigu tu esi toj vietoj, tu gali pabėgti,
ir kažkur tai pasislėpti. Jeigu šaudo dieną ir saulė šviečia, tada pavojinga, nes tu nematai, kur tas fosforas krenta ir gali... Bet aš dar nemačiau, nepasakysiu, kad to nėra, bet aš nemačiau asmeniškai sužeistų žmonių nuo fosforo. Bet psichologiškai tai veikia labai smarkiai. Kai jie pradeda šaudyti, tu matai, kad net jis toli nuo tavęs. Nes tu galvoji, kad toj grius ant tavęs, vadinasi, apkasuose visi pasislėps. Tu net budėtojų nepriversi. Neišstovės žmogus, kai ant jo varva fosforas ir jam tą šalmą jau pradegins kiaurai, keularą. Tu neišlaikysi žmogaus ant stebėjimo punkto. Vadinasi, reikia kažką galvoti, kažką burti. Pasakysiu taip, prieš tankinėje, prieš aviaciją, prieš pėstininkus visą. Rusiškai vadinasi apšivaiskavoj boj. Reikia viską turėti. Jeigu tu turi kažką tik tai vieną, tu kitoj vietoje būsi silpnesnis ir ten tu negalėsi padaryti. Negali, bet pasikartosiu paprastą dalyką. Kai mes atvažiavome, pas mus buvo kulkosvaidžiai DP-27, Degtyaryov pichotnai. Ir daugiau neturėjom nuo žodžio nieko. Ir nieko. Išstovėjom, dabar turim geresnių ginklų ir toliau stovime. Viskas, apart mokėjimo dar yra toks dalykas kaip moralė, kad aš iš čia nepasitrauksiu. Gerai, Andrėjau, dar turim 2 klausimus. Vienas apie karių rengimą, fizinį rengimą. Galbūt atsižvelgiant į tai, kad nedaug laiko turėjot karių rengimui, fiziniam rengimui, tai ten tų apie mūsų kalbėjimą, apie normatyvus gal nėra ką kalbėti, bet bendrai karių fiziniam rengimui, kokių priemonių geriau naudoti, kad juos fiziškai parengti. Rytinė mankšta. Visi bėga. Jeigu kažkas kažką skyrėje, būryje, kopoje padarė blogai, visi bėga. Visi pastoviai kažkur bėga. Kai atvažiavome į miškus, visi pastoviai kažką kasė. Kareivis negali sėdėti. Ot, klausimas, kad ką būčiau daręs kitaip, neleisčiau gyventi nei karininkam, nei kareiviam pastatuose, kurio mes gyvenom. Visi pas mane gyventų laukia ir vasarą, ir žiemą, ir kastųsi vidury Kijevo duobės ir gyventų duobėse. Kiekvienam žmogui galima fizinį parengimą padaryti. Aš pagyvenęs žmogus iš tikrųjų. Bėgioju aš jau nekaip, bet šliaužiu užtat greitai. Aš mokiau žmonės šliaužyti ir jie man greitai išmoko šliaužyti. O šliaužti kariuomeniai karo metu reikia mokėti. Aš kažkaip sąžiningai abejoju, ar jūs mokat šliaužti nors vienas. Man teko per paskutinį kartą šliaužti 400 kažkur tai su viršum metrų. Naktį, ne visai minuotas laukas, bet ten nelabai. Vienintelė vieta buvo, kur šliaužti ir šliaužiau iki pačio rusų nulio. Ir aš buvau savim patenkintas, greit nušliaužiau, greit pasižiūrėjau, greit grįžau. Ir vyrai sako, tu ten tikrai nušliaužiai, sako, net neuždūsias. Aš sakau, grįšime į PPD, parodysiu, kas nors mane aplenksite, turėsite. Fizinis parengimas yra būtinas. Nors kartais būna žmonės, kurie atrodo, kad nieko fiziškai negali, pas mus buvo vienas karys, Kaban jau buvo šaukinys ir dabar nebuvo, yra. Yra, viskas jam gerai. Bėgiojo jisai visą laiką labai lėtai, 10 km negalėjo prabėgti, bet turėjo kulkosvaidį ir kai reikėjo, jis taip krūmus išlaužė, kaip kokiam multike iš tikrųjų. Prasinešė jis su to kulkosvaidžiu ir šoviniais ir atlenkė ir išgelbėjo vyrus iš flango, šaudydamas, kad, nežinai, kaip kas padarys. Bet fizinis parengimas pėstininkui, tai, čia yra pirmas dalykas. Viskas? Ir dar vienas, nors ir praeitam video šiek tiek yra kalbėta, bet gal užtvirtinimui apie bataliono pinigų lagaminą. Ar kažkiek tų kešo turite, su kuriuo galima būtų nusipirkti, ar iš esmės nelabai jau yra ir kaip tą pirkimą patys darot? Minėjot, kad apie 70% visko perka kariai, bet apie bataliono kešo turėjimą.
nežinau, pas mus yra finansininkas, visus leitenantas ir batalionų vadas. Aš pinigų, viską, ką reikėdavo, aš pirdavau už savo pinigus, pirdavom vyram. Iš tikrųjų, tu gauni algą ir viską perki už tos pinigus, viską perki. Atskiros kažkokios tai kasos yra padalinėję, žinau, lietuviai, kur tarnauja Baltarusijos batalionai, 10% atideda į bendrą kasą pinigų ir už tos pinigus kažką perka. Atskiro čemodano kažkokiom reikmėm pas mus niekada nebuvo. Reikia pinigų, pas tave nėra sąskaitoje, prieėjai pas bet ką ir pasakai, man reikia, niekas neklausia, kam tau reikia. Tau perves ant telefono iš sąskaitos į sąskaitą permes arba sumokės ir, nėra tokio dalyko. Jie mano broliai, jie neklaus, kam man kažko reikia, jie man tiesiog duos. Ko negalima prašyti, tai negalima prašyti turniketo ir vaistinėlės. Jeigu tai ne medikas, gali snukį gauti. Manau, paskutinis tada klausimas. Technikos ginkluotės atžvilgiu, kas geriau, kokybė ar kiekybė? Žiūrint kokią ginkluotę, bet kartais aš susidarau įspūdį, kad vokiečiai pralaimėjo karą būtent to, kad jie turėjo tigrus ir panteras. O tarybinė kariuomenė turėjo T-34, amerikonai turėjo Shermanus. Tam, kad sunaikinti vieną tigrą, pagal statistiką reikėjo 8 Shermano arba T-34. Bet už tos pačius pinigus ir per tą patį laiką ir rusai, ir amerikonai pakamindavo 10 ir todėl +2 ir viena ir kita pusė visą laiką turėjo. Kartais lemia kokybė, kartais lemia kiekis. Viskas priklauso nuo ginklo. Jeigu tu skraidysi su vėl nežino kokio senumo lėktuvais, o aš turėsiu kažkokią tai superinį, tai jūs iki manęs nedaskrisite. Kaip mes dabar turim Haimersus ir mes su jais Ukrainą labai efektyviai naudoja, tai yra ne kiekybė, o kokybė. Bet viskas vėlgi tai priklauso nuo atskirų dalykų. Negalima pasakyti, kad kažkas yra geriau. Sakau, tas senas kulkosvaidis, kuris 28 metais buvo priimtas tarybiniai kariuomeniai į ginkluotę, tai kiek jam čia jau metų, jau to 100 metų jam bus po 5. Mes su juo kariavome ir sunkus, nepatogus, bet savo darbą dirbo. Ir jisai veikia. Ir jeigu jų būtų, man pasakytų, kad man duos ten 10 M240 arba 50 dikteriovų, aš paimčiau 50 dikteriovų. To, kad aš turėčiau didesnę ugnį. Čia viskas priklauso kokybė, kiekybė. O radio stotis man geriau, kad būtų kokybiškos, kurių neskaitytų. Galbūt jų gali būti mažiau. Vokitokį man nereikia už dyką. Bet čia labai kaip su ginkluotė, ką reikia turėti, viską reikia turėti. Geriau turėti daug ir kokybiško. Gerai, Andriau, tai ačiū visiems dalyvavusiems mūsų bendruomenės maža dovanėlė jums. Dėkojom dar kartą. Gal ir ne paskutinį, jeigu turėsite dar klausimų, tai prašom rašyti, gal jeigu dar būsite, 3 kartui pakviesime. Taip pat noriu padėkoti Karininkų Ramojai už suteiktą galimybę jau kelintą kartą pasinaudoti patalpomis, taip pat garso režisieriui Pauliui už įrašymą ir garsą. Ir be abejo, metų pabaiga, visiems ramių švenčių, gražių naujųjų ir kitais metais tęsime ir pratęsime mūsų bendradarbiavimą ir kalbėjimąsi karinės minties, Maslaus Vyčio karinės minties forume. Ačiū ir iki kitų kartų.